Sveiki. Nu ką, reikia užbaiginėti savo dirbtuves. Susikonstravau tokį daikčiuką. Čia išpjauta. Du kampuočiai buvo į krūvą sujungti ir išpjauta, kad galėčiau įvyrinti šitą vyrį. Įstačiau spiruoklę, kad pasikeltų nereiktų daug. O čia stoparas, nes kai suki varščiai, jisai biškį paeina į šoną. Nu, čia aišku dar tobulinti daug ko reiks. Gaunasi o tokie lankstiniai. Iš viso panaudoti 3 kampuočiai. Dedu aš juos, va čia tarpai tokie dideli yra mano, kur sakiau darbininkus tokių čia pribrokijo. Ir kad tos tarpus panaikinti, darau šitą vietą aukštesnę. Bet kadangi pats lankstausi, čia standartinių man netinka, tai va teko tokį daikčiuką pasidaryti. Taip jis veikia. Yra rankenos. Štai, dabar jis ir kol kas neprisuktas. Galim pabandyti ką nors sulenkti šiaip dėl smalsumo. Turiu čia likučių. O, juosta likusi. Įstatysim ją. Noriu su viena ranka nepatogu. Taip. Va, paimsim metrą. Pamatuosim čia 40. Dabar reikia prisukti. Paimsime raktą. Per daug biškį atsukau, šiek tiek nereikia atsukinėti. O, kol sukau, skarda išlindo gal. O su viena ranka nepatogu. Tai mes ir gal pataisysim. Dėsim ne 40 mažiau. Nu, va. Taip, tvirtinam. Gerai čia. Nu, pasitikrinam. 30, va, bus gerai 30. Kaip eksperimentas, kad biškį galim ištraukti. Va, gerai. Dar biškį ištrauksim. Taip. Nu va, 30. 30. Nu ir ką, ir prisukam. Yra rankinėlės. O, su viena rankų žvienos yra šiaip jau 2.
yra dvi rankenos. Va, teisingai. Čia matot, pravirinau, bet kadangi aš šiuo momentu neturiu deguonies, tai reikėtų pakaitinti, nes tuoj parodysiu vieną problemėlę. Vieną problemėlę. Nu, čia paskui mes susitvarkysim tą reikalą. Na va. Gavosi toks kompotis. Nu, gal kur nors panaudosiu. Ačiū už dėmesį. Viso.